įdomu pasižiūrėti visus tos, pasiklausyti pranešimus. Labai patiko Vasilijaus frazė, kad reikia sukurti istoriją be Vilniaus ir Kauno, tai viskas dabar su Čiapa reikia rašyti knygą. Tai mano čia kaip paglostė mano širdį, kad be Vilniaus ir Kauno, tai nežinau. Aš esu taip pat iš širdies gilumų klaipėdietis ir labai mūsų šito viso projekto ir pagrindinė idėja buvo prisidėti prie miesto universiteto istorijos veiklos savo kuklių indėlių, todėl kad mes pagrindinė idėja buvo, kad universitetas tai yra mūsų pagrindinis, aš čia nesutikčiau su kai kurie žmonės, kurie savo, kad širdis turėtų būti tenai, aš galvoju, kad universitetas turėtų būti miesto širdis. Kažkada aš irgi buvau jaunas ir gražus ir atėjau šitą miestą, kai buvo ar berods 15 tūkstančių studentų, ir miestas gyvas ir visi gėrė kavą ir alų ir buvo linksma gyventi šitą miestą. O dabar truputį yra kitaip, kitokia situacija, bet kaip yra, taip yra. Pasidžiaugti reikia 35 metų šitam universitetui ir tarp kitko šalia manęs stovi Vytautas Šepas, kuris suvaidino didžiulį indėlį šito universiteto kūrimą ir buvo tas žmogus, kuris nešė labai didelį svorį šitam universiteto kūrimą. Nu tiek, tada visiems ačiū labai ir aš norėčiau gal daktaras Šepas, rektorius gal noriu pasirinkti. Pirmiausia, tai laba diena ir dėkoju Alfonso Žalio paramos ir labdaros fondui ir pono Artūrui Žaliui, aišku, ir visiems rėmėjim. Garbės daktaras mūsų yra įvertintas daktaras Vytautas Šepas. Mes žinome jo svarbą kuriant universitetą. Jis pradėjus 35 metų šventes šiais metais, nes spalio 5 buvo ta diena, kuomet buvo universitetas aukščiausios tarybos 90 metais aktu buvo įrašytas, kad yra steigiamas universitetas ir Vytautas Šepas dalyvavo šiame renginyje, bet tų renginių bus dar daugiau. Šiek tiek pataisant Artūrą, kaip 15 tūkstančių nebuvo niekad universitete, tai čia mūsų svajonė yra, tai buvo daugiausia, tai 8 tūkstančiai su šiek tiek, dabar irgi jau yra 4 tūkstančiai beveik, tai artėjame, vėl didėja kiekvienais metais studentų skaičius, bet demografinė situacija visoje Europoje, žinote, nėra pati geriausia. Aš ką tik tai praėjusią savaitę grįžau iš Valencijos katalikiško universiteto, kur mes esame Europos universiteto Konexus partneriai, lyderis Lerošelio universitetas. Jie turi dabar 8 tūkstančių, sakė, jau 30 metais mes 5 tūkstančius turėsim. Visoje Europoje mažėja, bet aišku, mums kartu su verslu, su paramos fondais ir su jūsų įsteigtais stipendijomis, kurios, manau, kad studentam dar duoda akstina norėti būti rimtais studentais, gerais mokslininkais toliau ir duoti Klaipėdos miestui, visai Lietuvai duoti pridėtinę vertę. Tai labai ačiū Jums už tą mecenatystę, kurią Jūs demonstruojate. Labai ačiū visiems šiandien konferencijos dalyviai. Aš tik tai spėjau, nes iš Vilniaus grįžau, atsiprašau, nes pas 2 ministras buvau šiandien. Tai ačiū Raimondai už tą ir visam kolektyvui Baltijos regionų istorijos archeologijos instituto vadovam už šį renginį. Ir tada paprašysim Vytautą Čepą, jis užbaigs. Ir knygą dabar jau universitetas tuo išleis naujausią. Tai va, tai Vytautai, prašom. Labadiena. Žinot, čia vakar Užgulė neprisimenu, buvo toks rašytojų Klaipėdos susijimas, kiek man jie yra Klaipėdos. Ten visi kalbėjo, 13 susirinkom, 13 tarp Kryžovų buvo. Ir merginos poetės, nežinot, jautri žmonės, jų ten duose plevena. Jos taip vargsta toj Klaipėdą, kaip čia nepatinka, bet jos gyvena. Nes ne viena negimas į Klaipėdą. Ir mane atėjo laikas man kalbėti, sako, tai jeigu nepatinka, tai traukit jūs lagaminą ir važiuokite iš tos Klaipėdos.
Na ir kai prasidėjo antra banga pokalbį, pasirodė, kad visus myli labai tą Klaipėdą. Čia labai gražu ir kaip čia patinka, kad čia šilka, kad čia žmonės truputį kitokie, kad čia yra tas universitetas. Tai yra žmonės, matot, miestas be žmonių tai mūrai ir nieko kito. Tai gerai, kad yra tokių žmonių kaip Vasilijus, kuris ruošiasi parašyti istoriją Lietuvos Klaipėdos, bet kadangi istorijos rašymas yra sudėtingas dalykas, tai aš manau, kad Vasilijus viens neparašys, galbūt Linas, kuris šiais metais bus apdovanotas tą stipendiją, užbaigs galbūt ar bus pagalbininkas Vasilijaus. Šiaip tai ačiū visiems jums, kad jūs mylite universitetą, Klaipėda apie universiteto Klaipėda be ateities, tai tikriausiai visi žino. Ir jūs jauni neįsivaizduojat, kaip pasikeitė Klaipėda, kaip atsirado universitetas. Visiškai kitas miestas, iš tarpininkiško juodo, to bėgimo, to rusicizmo, perimatė ten to gatvėse visur. Eina jaunimai, gražus. Nu, kad ir išgeria biškį, kad ir pasviruoja, bet jauni žmonės, kas čia tokia yra. Bet už tai gyventi linksmai. Taigi gyvenkim linksmai, mylėkim universitetą, gerbkim rektorių, žalį gerbkim. Ačiū Jums. Kaip girdėjote, jau čia kolega Vytautas neištvėrė ir pasakė vardą. Mes dar bandėm paslaptį išlaikyti, bet tiek to. Tai kaip ir kiekvienais metais Alfonso Žalio fondas kreipėsi į institutą prašydamas pateikti kandidatą, žmogų, kurį galėtume apdovanoti. Ir mes žinoma visada svarstome viduje, tai kas tai galėtų būti šiais metais. Ne kartą esame nominavę žmonės, kaip Akvilė, pavyzdžiui, kuri atlieka tyrimus susijusius su pačiu Klaipėdos miestu. Bet šį kartą tai nėra žmogus, kuris atlieka tyrimus susijusius su Klaipėdos miestu, arba tiksliau atlieka tyrimus susijusius ne vien su Klaipėdos miestu. Iš tikrųjų, šiuo metu labai aktuali, manau, yra partizaninio pasipriešinimo tema, suaktualėjusi pastaraisiais metais. Ir šiais metais institutas teikia kandidatu mūsų jau dabar absolventą, kuris baigė pirmos pakopos studijas, archeologijos ir istorijos studijų programą Klaipėdos universitete. Kaip tik šiemet įstojo į antros pakopos studijas, Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą. Žmogų, kuris jau ne pirmi ir ne antri metai dalyvauja archeologiniuose tyrimuose, kuriuos vykdo pats institutas ir savanoriškai juos įsitraukia ir tyrinėja ir partizanų bunkerius, ir Klaipėdoje savanoriavo Mėmer Nord, tai yra baterija, taip vadinamoji, kurią klaipėdiečiai dar vadina juodąja tvirtovė giruliuose, veiklose ir taip toliau. Tai, žodžiu, žmogus, kuris atsiskleidžia ir kaip edukatorius, ir kaip archeologas, ir kaip pavyzdingas turbūt studentas, kuris, demonstruoja tam tikrus rezultatus. Ir jo vardas, kaip jau sakė garbės daktaras, yra Linas, o pavardė yra Ragainis. Tai štai Liną Ragainį šiandien pasiūlė institutas ir Alfonso Žalio fondui maloniai sutikus. Jis šiemet ir bus apdovanotas. Kadangi čia yra ir darbo vadovas Gediminas Petrauskas, tai gal Gediminai irgi ateikite ir mikrofonas jūsų, kaip sakant, panaudai skiriamas nedaugiau 5 minučių. Sveiki visi,
Šias džiaugsminga akimirka, kad Linas yra apdovanotas už savo tą visą darbą, ne vien tik studijas. Mes su Linu susipažinom prieš 2 metus, jis pasirinko pas mane atlikti praktiką ir nuo to laiko jau dalyvavo 7 mano kasinėjimuose ir atlikdavo pačias svarbiausias užduotis, na tai labai smagu. Ir Linas yra kuklus žmogus, jis apie save tikrai daug nepasakys, bet aš linkiu, kad jo darbai kalbėtų už jį, kad jis tęstų. Beje, jis ir čia ir Miglė, ir Edvinas kalbėjo apie kukuliškius, apie egliškių sandulius, tai jis irgi yra dalyvavęs tose kasinėjimuose ir savanoriavo, visą tai, kas paminėta, tai išties džiaugsminga akimirka ir linkiu, kad tas mokslo kelias eitų tolyn ir šviestų. Tai pasakykit, ką nors. Tai kaip ir sakė, labai kuklus žmogus esu. Tai vertinimus niekada negalvodavau, visą laiką giliai ir nuoširdžiai į darbus įsitraukiu. Tai vertinimai taip ir išmuša iš vėžių, kad nebeturiu ką pasakyti. Studentas neperpamo. Tai šiuo atveju turbūt tenka dar kartelį padėkoti fondui už paramą, kuri jau nuo 19 metų skiriama. Čia dalyvauja auditorijoje bent keli žmonės, ir Renata, ir Akvilė, ir kiti dar, kurie yra gavę jau šitą fondo premiją, apdovanojimą. Turbūt pokalbių metu, jau po renginio mes galėsim pasiplėtoti, tai kuo jinai prisidėjo prie jų karjeros ir taip toliau. O dabar turbūt baigiamasis žodis jums. Prašome, kaip sakant, įveskite į antrąją dalį. Tai jo, aš dabar studentas nors aš aišku, paskutinius 10 metų kaip pasimetęs, bet užbaigti norėčiau pasakyti, pakviesti visus gal atsigert kavos. Gal kas nors, kaip gerbiamas daktaras sako, vyno išgertų kokią taurę. Ir mes pabendrausim, pašnekėsim, gal kokios čia perspektyvos mūsų šito renginio yra, kaip mes gal kitais metais ką padarysim. Tai tiek. Tai gal tada kavos atsigerti. Tai ačiū visiems už renginį.